Kieme pareigūnus pasitikusi namo šeimininkė su sutuoktiniu pasakoja, kad jų sūnus į namus parsivedė draugą. Rūko marihuaną, girtauja, kelia triukšmą ir neduoda jiems ramybės. Moteris veda policininkus pas sūnų, tačiau šio jau ir pėdos ataušo. Ateik čia, policajai, kaip tu sakai, važiavo. A kas čia toks yra jums? Čia vaikėlėnus, narkomanus. Kur jis dinga, va, minutės bėgė. Narkomanas? Čia narkomanus, steni, 10 kartų kviečiaus. Pabėga? Dabar sekundžių bėgė, pabėga. Perėję kiaurai trobą, pareigūnai kviečia pokalbį pranešėjos kieme buvusį jaunuolį. Ką turi su savim? Šitas? Neturiu. Šituos du. Vaikinas tikina nieko draudžiamo neturintis, narkotikų nevartojantis, o kišenė marihuana smirda, nes draugai plotkelę įmetė. Čia tie man plotkelį kažkokį buvo įmetę. Žolės kvapas? Taip, žinau. Rūkiai žolė? Ne, gali tikrinti. Tai kodėl smirda žolė? Kodėl? Dėl to, nes jie, tą, kaip sakoma, plotkelę man buvo įdėję į kišenę, kad jie nepamesti. Kokią plotkelę? Ten, kur susimaišo dūmus. Kaip sakoma, čia viskas, ką aš turiu. Išties, kalėdaičiai iš žolės kažkas naujo. Parapijoniais per langus į bažnyčią liptų. Einu prie automobilį. Einam. Tai prieš kiek laiko jie čia buvo dabar? 10-15 minučių. Tik duris atsidarė, dinga, kaip pasakiau, atvažiuos, kaip mes sakam, policaukai. Nepykit už tokios žodžiais, bet... Tai ten sūnus du, ar sūnus ir jo draugas? Vienas sūnus. O kitas? Draugus. O šitas jaunuolis kas? Čia draugs mūsų. Tas maladės. Tas maladės žmogus, kaip mes sakam. Šeimininkai patvirtina, kad šis vyrukas problemų nekėlė. Paklausyk, ponas pareigūnai. Vieną kartą iškvietėm, čia tas buvo žiema, iškvietėm pareigūnus, skaitas apsinarkašinis, kitą kartą, trečią kartą, nuvežė skaitas to. Halucinacijas, kokios tik perkūną nerada, paleidė ir vėl vis su juo kariauk svolačiu. Tėvai skundžiasi, kad nebesusitvarko su pašėlusio charakterio sūnumi. Gal duris stiklas išdaužytas. Duris išdaužytas, spintelas daužas, kaip saka, tegu jis išbėsė. Tarp šitų sūnaus nėra? Kaip jis delegai. Tolumoje pasirodo būrys žmonių. Tai vietiniai gyventojai atrado sulaikę šio vakaro pagrindinį triukšmadarį. Kuris čia bėga? Ai, tai jūs čia padėjot sulaikyti? Jaunuolis į pareigūnų rankas atiduodamas pilnos komplektacijos. Tavo taš? Čia tai mano. Tavo, taip? Čia tai mano. Vartoji žolės? Ne. Alaus. Alaus? Kiek tau metų? 18. Kas, čia batą rado? Žmonės ne tik surinko jo asmeninius daiktus, bet ir atnešė pamestą batą. Gali dar kažką. Pasak pranešėjos, šis bernelis ne jos sūnus, o svečias, kuris negerbė nei šeimininkų, nei jų namų taisyklių. Tavo kuprinė, taip? Kaltinti mane, Tavo kuprinė? norit. Čia pas mane bus. Draudžiamų daiktų yra? Nebus žolės? Galit kaltinti mane, kuom tik norit, nors kad ir va, koks. Tai ponė, tai šis jaunuolis konkrečiai, ką šis jaunuolis darė? Ką jie atvažiavo, koks svolatis, kaip pasakyti negali, čia nebe žmogus. Nebegerkit jūs. Ko tu pas man važiuoji, aš tavi kviečiau, ar kviečiau tavi, kas tu man toks? Aš pirmą kartą tavi pamačiau. Pirmą kartą atvažiavau. Nu, kas tu man reikalingus, tu man draugus, ar tu man giminė, ką tu man nori pasakyti? Jūs namai, Aha, tavo namai, ką tu čia nori pasakyti, brūdus kažkoks. Aš nekalbėsiu. Bijausi, pakalbėsi su pareigūnu. Žodis po žodžio ir moteris užsivedė kaip reikiant. Vyrukas šaudo pavieniais, o ponia serijomis. Čia atvažiavęs ir vaidinės tu nesijaus, kad tu čia ten... Aš matau dabar vastukį ištaškysiu prie policininkų. Kas tu man toks? Kas tu man toks valkata kažkoks? Iš kur atėjęs? Kas tu man toks? Kad tu čia man šokdini, saugusi žmogų, padla kažkoks. Tai net negaliu, kad čia va tokių dalykų klausytis. Tau žiūrėk, kam tu biški man dalyvauti. Ieškokit. Čia yra pareigūnai. Jūs galvojat, kad aš kažką čia turiu, Kad iš vis, kaip jie toj troboj pas jūs atsirado? Nu, tai paklausi, iš kur šitus valkatas Iš kur jūs atėjot pas vietinius žmonės į trobą? Iš kur jis atėjo pas Aš mane? nežinau, pas ką čia atėjot? Kas tu man giminė? Kas tu man giminė? Paaiškink, Aivarai. Paaiškink. Aha, kas tu man toks pasakyk? Aš tavį pirmą kartą gyvenime svolatų pažinojau. Moteris sako, kad konfliktas su sūnumi ir draugais kilo, kai ji išvijo kompaniją iš namų. Man vežkit šitų parazitų... Einam, kimašvas. Eik, vežkit, kad... Pasavo dingo. Nu, va, pasas dingo. Imk dokumentą. Paėmėm. Dar vieną rado. Einam pasim, draugelį rado. Einam pasim.
kaimo gyventojai pakankamai aktyviai įsijungė į asmenų paiešką. Taip, pranešė, jog vartoja narkotinės medžiagas. Vieną jaunuolį pagavom, su savimi draudžiamų daiktų narkotinių medžiagų neturėjo. Dabar, kaip ir antras jaunuolis pagautas kaimynų dėka. Kol pareigūnai apsiklausinėjo pirmąjį triukšmadarį, vietiniai gyventojai rado ir pristatė antrąjį šeimininkų sūnų. Įsitrauk rankas iš kišenį. Taip. Tai čia jau visus surinkat iš pakampių. Supratau, ačiū. Gyvenvietė išties išskirtinė. Prie įvažiavimo reikėtų įspėjamojo ženklo. Nervinti vietinius griežtai nerekomenduojama. Nerūk žolis. Nerūk, ką rūkai? Nieko. Nieko, nerūkai. Važiuosim į ligoninę, testą pasidaryti. Tai gerai. Arba vietą prisipažįsti, arba važiuojame į Panevėžį. Jaunuolis prisipažįsta vartojęs narkotikų. Tik esą tai darė vienas. Bičiuliai netraukė suktinės. Žiūrėk, dabar tu rūkai žolę su tuo, kur... Tai rūkiau, bet ne su juo. Rūkai? Bet tai... Ką rūkai? Tai marihuana, bet ne su juo. Marihuana rūkai, taip? Bet ne su juo. O su kuo? Vienas. Vienas? Vienas. Tai kad jis sakė su... Dar vietą galiu pasakyti. Ko iš vis tas bats atsiryš? Viens be bat, kits atsirištais. Man patinka. Patinka, jo? Su juo rūkai žolę? Ne. Nerūkai? Vienas. Vienas rūkai? Vienas. Čia buvom parūkę, va. Ką man meluoti, kad aš vienas rūkiau, nu? Kurioje vietoje rūkai? Tai miškelį. Miškelį. Vienoje rankoje skardinė, kitoje suktinė, širdyje jaunystė, o už lango bekraštė plynė. Alkoholio vartoji, taip? Vartojau. Kiek vartoji? Neatsimenu. Daug. Neatsimeni, jo? Kiek pačia metų yra? Tai 19. Tuoj 19? Tai žinojai, kad be 20 metų negali vartoti alkoholio. O marihuanos rūkyti iš vis Lietuvoje yra uždrausta. Žinai šitą dalyką? Tai kodėl taip darai? Patinka, kas nelegalu, taip? Taip gavosi tą dieną. Vaikinas atidžiai išklauso pareigūno pastabas ir prisipažįsta, jog puikiai žino, kad savo elgesiu pažeidžia įstatymus. 1,36. Tai čia daug. Jo, dar lengvas. Nuo pusantros vidutinės prasideda. Namo šeimininkai informuoja, kad ir sūnus, ir jo bičiuliai yra nepageidaujami asmenys jos namuose. Kad čia man nervus gadintų katė. Nu baikit juokus, ponas. Ponas. Tai da viduj pasislėps viens kažkoks vietas. Jau visą publiką jau surinkam. Sako, Jėzus Marija. Tie du nepageidaujami, aš pageidaujamas. Tai tu čia esi kas? Nu, tiesiog draugas, bet aš jam padedu dabar, kiek galiu ir dar pats tvarkausi gyvenimą. Tai čia tas, kur maladėt sakė, kad vienas. Tas maladėt. Молодец. Tas viens maladėt. А то, сака, baudžia. Da čia tiek šūdas, da kažkoks padla atėjęs, da grasina man. Nu, Ką jūs čia svaigzat? nu, tai kas tu man toks, kad tu grasini? Kas tu man toks pasakyk? Eikit toliau šaltį pačius valgyti. O tu nevalgyt? Aha. Aš paragavau, Nu, parazitų, tu parazitų, kad tau uždarytų bent 20 metų. Kėdai nesesi. Dar gerai. 1,74. Patikrinus blaivumą nustatytas vienam lengvas, kitam vidutinis girtumo laipsniai. Dar teks rašyti paaiškinimą, ką vartojo, kiek vartojo ir iš kur gavo. Ką čia, rašot paaiškinimą, manau. Bandu, bet sunku. Parodė. Dėl ko? Nu tai čia nesąmonė, rašom. Ne, mano reikalas. Žodžiai biški A čia nesimatuoja, man per fanus parodys? Jo. Linkėjimas, Snapchatas, fanas 4.0. Rašyk. Iš didelio rašto šiandien iš rašto. Pamiršau. Rašyk, ką rūkiai. Kur rūkiai? Kiek rūkiai? Aš vartau narkotinės medžiagas ir... Be gydytojo paskirimo. Gerai. Bet daktarą geriau. Baigus formalumus norisi lengvumo ant širdies. Bernelis pasiūlo įprasminti įvykį muzikiniu kūriniu. Apa, užmes bitą. Bytą, paruoš bytą. Pradžioje lengva repeticija rišantis Tas batus. išsiriš batą, nes be batą jam nesirepuoja. Balis. Išgeręs, ne vieną tą bajoro bunkę, seniai užsimetęs, aš gezas ant prikelio. Seniai, tu važiuoji su policininku mašina, mane išveža į morgą. Gaila, debilų ten morgas. Jau, matai tą draugą, draugas stovi surištas už parankių, debilas apsidžiaju, pažiūrėjęs į tą šoną, pasakęs mane suimė, adijos amigas, seniai, neprakaituok. Jau, draugelį, rytoj tave tai paleis po pietų, seniai, neprakaituok, seniai, apsikrauni kaip mergaitė, neprakaituok, kaip kokie, Marijoje, dėtė. Iš naujo. Ir konkursinis kūrinys. Jau.
Jau, matai šitą Kauną, stovi prie nieko tą tokią. Mane supakavo, kaip durnelis. Jau, aš gavęs baudą susimokau po pitaką, tu seniai neprakaituok, kaip gyva mergaitė. Seniai, pažiūrėk, ratai gryna kaip Škoda, vapžė supūvusi, soda su ta Škoda. Durnelį prakaituoji, kaip kokia tu mergaitė. Pažiūrėk, kiek tu valandų, pažiūrėk į nakorkę, suprasi, koks tu invalidas esi. Jau, mano varpa tą chatą, vapžė supūvis, vis apgriuvus, seniai kaip tas mašinas. Jau, mane filmuoja visą tas ketų tas gaujas. Jau, aš biški priniaukęs kaip tavo tą chatą. Pauzė, Pauzės kaip tik prireikė pasiimti protokolams. Gailiuosi dėl pažeidimo ir sutinki. Sutinku. Ar gausi didelę baudą? Nežinau. Nebus gal 200. Ką dar paaiškinime galėtum pridurti? Bandysiu pasitaisyti gyvenime. Bandysiu pasitaisyti gyvenime. Daryti mažiau klaidų. Ir daryti mažiau klaidų. Galimai. Galimai? Parašysiu galimai. Būtent. Ką dar pridurti? Po savaitę žiūrėsim, kaip bus. Viskas? Protokolo kopija. Kiek čia baudos? Bauda atsiųs tau paštu. Greičiausiai nemenkos baudos atkeliaus paštu, o gyvenimą pasitaisyti dar tikrai nevėlu. Galimai. Nu, jau 5 stalčių. 5, ane? Šitas tau. Gerai, namo, viskas. Paladas, norėk šelčiuką, trauk, puočia. Buvo surasti 2 jaunuoliai, kurie prisipažino, jog vartojo narkotinės medžiagas. Buvo priimti šių paaiškinimai ir surašyti protokolai už narkotinių medžiagų vartojimą. Prie garažų masyvų policijos pareigūnai pastebi vaikštinėjantį pilietį. Paklausus, ar viskas gerai, vaikinas įnirtingai ieško kuprinėje kažkokių raktų. Pasakyti, kad palauk. Pasakysim. Rado traktus. Nu, pasakykit, kad palauk. Galiausiai nuskuba prie taksi paprašyti, kad palauktų. Kažką pasakęs vairuotojui, bernelis užuot grįžęs prie pareigūnų, spartina žingsnį ir leidžiasi bėgti garažų link. Kuris ten eina? Pavažiuokit tenai. Kyla įtarimai dėl jaunuolio elgesio ir policininkai seka iš paskos. Vaikina dairosi kažko ant žemės, gal dingusių raktų. Švelniai pasakius, asmuo elgesi keistai. Raktų ieškau. Daugybė tarpusavyje nesusijusių judesių labiau primena paniką, nei prapuolusio daikto paiešką. Ateik čia pas mane. Ko čia lakstai, ką čia pametį? Dar kartelį pasakysiu nustot kurstis ir bendrauti su manim, parodyk. Ką pametį, stovėk vietoj. Teik čia. Stok prie mašinos. Paskutinį kartą pakartoju. Tada pats pastatysiu prie mašinos. Prašomas elgtis ramiai, pilietis akivaizdžiai negeba. Prie mašinos pastovėk ramiai. Važiavam sulaikinėti. Kuprinėje draudžiamų daiktų nerasta, tačiau randami kabutėse prapuolę raktai. Ateik čia pas mane. Raktai. Luktuvėlis, laikyk, niekur nevaikščiai, stovi vietoj. Ar tu negirdėjai manęs, ką aš tau ką tik pasakiau? Grįžti kortelę, kad pankį, kortelę tai buvo. Va, tavo pinigai nešti? Ne, nešitie kortelį, turėjo būti pavedimas žmogui. Dabar jau dingo banko kortelė, kurioje nemenka pinigų suma. Ką čia tuose garažuose apskritai veikiai? Dirbu. Kur dirbai? Padedu žmogui. Kur tiksliai? Remontuot padedu. Kur tiksliai? Padedu. Kuriam? Skirtumas, kuriam. Teik čia.
Klausiu dar kartą, kuriam garažė padėti remontuoti? Ar man pietus? Kuriam garažė? Nu tai atvarėjau padėti, man nėra žmogaus. Kai kurį garažą? Čia paskutinį, man. Kurį paskutinį? Čia paskutinį, tai ten kažkur? Nu. Kas, nu tai čia ką reiškia? Tai paskutinį padėti remontuoti, remontuoti padėti. Į paprastus ir aiškius policininkų klausimus vaikinas atsako taip miglotai, kad susišnekėti praktiškai neįmanoma. Kortelės pasakas, tu pamestą vaizdą. Nei prie savęs, nei kuprinėje draudžiamų daiktų neturi. Deja, parodyti garažą, kuriame dirba, taip pat nepavyks, nes jis uždarytas. Kuriam garažė dirbi? Einam, čia padėti, sakau, mažinam parodys. O tai kokią velnio čia lakstai aplinkui? Pietus dabar. Pietus, kas, jūdas, panorkim, kažkokia. Ką, ko iš kabino pamatyti? Vėl, žmogus padeda remontuoti, man. Raktus turi? Neturiu, tai aš ne mano garažas. Kaip žmogus vardas? Deividas. O tai... Tiesiog taip, važiuoju, aš tai dirbu čia, tai padedu aš per mašiną remontuoti. Vardas Deividas, o pavardė? Pavardės aš nežinau, padedu tiesiog aš mašiną sardyti. Dar kartą klausiu, vardas Deividas, o pavardė? Kur aš žinot, galiu žmogus padėti mašiną. Mašinas ardai, bet rankos netepalotas. Drabužiai makrofleksus ištepti. Tai dirbu, nu, tai padedu. Garažų savininkas Deividas, bet gal ne šito garažo. Kas žiūrės šitas garažas? Čia aplamai ir šitas garažas? Nepasakys vis tiek. Nepasakys. Einam ieškot kortelės, ne? Situacija tampa vis painesnė. Visi kartu ieško pamestos banko kortelės. Kažkaip jau nuojauta man kužda, kad tu ne dokumento čia ieškai bėgai. Taksistą dar išvažiavo. Nesulaukęs kliento, taksi išvažiavo. Tai čia mes tave sustabdėm, po mes čia tikrai negalėjai. Pamečiau pasportį, nežinau, kur prakodėt pas čia. O tai nuo kur atėjai? Tai aš gal čia atėjau, bet aš... O prieš tai kur buvai? Aš per rankose turėjau. Kada tas prieš tai buvo? Tai kol taksėtas nevažiavo. Tai iš to garažo atėjai iš kur rodai? Ne, mano draugas čia atvežiau, turėjau varyti dirbti, laukiau, taksį turėjau, skubėjau ir žodžiu. Jau dabar treniruotas. Tai dabar draugas atvežė, iš kur tas draugas dabar atsirado? Bernelis greitakalbę pila tokius plėnis, kad net bandyti suprasti neverta. Dar kartą pas tave klausiu, kaip čia atsidūrė. Tai atvažiavau dirbti, pas draugą dirbti atvažiavau, bet tai jau nėra. Ir kur tu ruošeisi važiuoti? Tai namo, gal su taksį tą persirengti ir varyti darbą. O tai kam tavo draugas čia atvežė, kad tu su taksi grįžtum iš Tai čia? aš prašiau, kad mane paliktas ten, nes draugas turėjo atvaryti, bet jis negali iš darbo atsilaisvinti. Draugas atvežė, tai jau taksi įsikviečiau čia nesąmonę, žinau. Pareigūnui kyla įtarimas, kad slėpdamasis tarp garažų, Bernelis galėjo kažką užmesti ant stogo. Nebus ant stogo užmetęs? Šitėlė šį gyvenimą. O ką į taksį įsidėjai? Ir ką taksistui pasakei? Kad nelauktų. Tai sakei, kad pasakysi, kad palauktų. Tai čia matai dabar labai įdomi, aš bėgu pasakysiu taksistui, kad nenuvažiuotų, dabar pasakiau taksistui, kad nelauktų, kadangi mane čia tikrina. Keikdamasis skambina taksistui, kurio paprašė, jog nelauktų ir klausė, ar nepalikęs kortelės, nors nebuvo įsėdęs. Tada pareiškė, kad dingę, bet atsiradę raktai priklauso broliui. Čia prie garažo buvo atvaręs, nepalikau kortelės mašiną, nes čia policija, o dabar stabdo reikia. Policija dabar prie garažo. Žiūrėk, biški, atsirink žodžius. Kortelę nepalikau mašiną pas tave. Niekur nerandu. Tie garažo nebūna tokie? Būna ir garažo, būna ir būtų. Kurio garažo, irgi klausim. Tai čia tas garažo raktas yra prieš tų raktų? Nėra čia, iš viso, čia ne mano raktai. O tai kieno čia raktai? Brolio. O tai kurie buvo? Pas jį kupriniai. O tai kokius raktų kitų ieško? Mano tik vienas raktas, nuo namų ir nuo sklepo. Iš kur tu čia toks atsiradęs? Iš kur iš medžio išvytęs. Iš medžio iškritęs? Tai momentas, kuomet galima pareikšti, jog priklausai pirmajai ateivių invazijos į žemę bangai. Bet vaikinas pasirenka paprasčiau. Iš medžio iškritęs. Medžio iškritęs? Matosi, kad nemegojęs normaliai. Atsiradęs? Iš kur iš medžio išvytęs. Iš medžio iškritęs? Tai momentas, kuomet galima pareikšti, jog priklausai pirmajai ateivių invazijos į žemę bangai. Bet vaikinas pasirenka paprasčiau. Iš medžio iškritęs. Medžio iškritęs? Matosi, kad nemegojęs normaliai.
Tai ką darai, kad nemiegoji normaliai? Dirbu. Dirbai? Čia dirbi, ten dirbi, visur dirbi. O, šeštadienį sekmadienis varau. O šeštadienis ir sekmadienis varai? Nėra kada paaišėti. Na. Pamesit gal iki centro bent jau taksą išvažiavo. Ne, kokiam čia taksiui skambinai? Dieną naktį be perstojo ariantis pilietis pareigūnų prašo pavėžėti į miestą. Laukia netidėliotini reikalai. Pareigūnai pasiūlo skambinti į taksi bendrovę, kad ši dar kartą atsiųstų tą patį automobilį. Pasakyk, kad parsiųstų atgal paskutinį taksistą, kuris čia buvo šiuo adresu. Galit atsiųsti atgal tą taksistą, jisai išvarė, pasakiau, palaukti biškį, išvarė. Ai, tai, laukiu su to policija, prapurtė į storą. Per garažą čia to. Jo, gerai. Vaikino išvedžiojimai, kodėl jis čia ir ką veikia, kelia policininkams abejonių. Gal nuo saulutės, gal nuo streso, bet atmosfera kaip reikiant įkaito. Net džemperį panoro nusimesti. Reikės, man rodos, pakalbint tą brolį. Kad įsiaiškint, ką jis čia darė, iš kokio čia medžio krito. Kuris garažas? Kuris garažas, paskui čia atvažiavęs, aplamai. O tai kur tu dirbi, sakai? Prie kur? Čia langų. Kur čia langus daro? Čia prie svajos. Čia vat šiuo adresu Čia aš klausiu. važiavau kaip žmogaus, variau haltūrinį dirbti, dabar variau. Ką tas žmogus kultūrina? Tai aš visada ir haltūrinį dirbu. Ne tu, ką darai, ką tas žmogus kultūrina. Tai mašinas remontuoja. Mašinas remontuoja. Taip, remontuoti kažką. Telefono numerį tas žmogus turi? Turiu. Gerai. Nuo ryto daro langus, per pietus lekia į garažus mašinų remontuoti, savo užimtumą dėsto jis. Nei minutės atokvėpio. Tik sunkiai sekasi parodyti, kuriame garaže šiuo metu darbavosi. Tai kaip jūs čia taip nesusitarėt, kada Kataras atvažiuos? Pats turėjau varyti jo ir gavosi prašilinkiau. To kodėl tas žmogus netvarė? Dėl to, kad negali aš varyti. Reikia jo varyti, dabar reikia darbo. Tai jisai netvarė, o tu atvarėjai. Aš turėjau varyti dirbti, nu tai ką, negaliu dabar, tai policijos stabdo. Nu tai užtruks biškai. Da. Nu tai palauksi, ne, tai karočiai išardyk tas granatas visko ir karočiai darysiu. Nu, pasiruošti viską. Davai, žiūrėksiu. Tai su taksu. Davai. Tai kur tas granatas arda? Čia yra viena, da. Vadriko gatvė. Mašinas, taigi ta mašina arda šuotė. Kokiam šruotė? Ką tu čia veikiai? Tai aš nesuprantu. Draugas atvažiavo, atvežė, atėjau, taksi atvažiavo, draugas paimt turėjo, draugo nėra, arda mašinas. Gerai, draugo numerį duok, pas kurį čia atvažiavai. Policininkai nusprendžia paskambinti piliečiui, kuriam į pagalbą skubėjo vyriškis. Gal jis paaiškins, kas nutiko, kad į talką atvykęs bernelis neranda reikiamo garažo. Koks draugo vardas? Tomas. Prieš tai sakė Deividas. Kaip žmogus vardas? Deividas. Volko Deividas, nu tai kas, ar Deividai vadina Tomas? Koks skirtumas Tomas ir Deividas, svarbu draugas. Pasakius nesąmonę, svarbiausia neprisipažinti klydus, o visais būdais stengtis ją pagrysti. Čia mes turim būti durnių vietoje, ar tu čia tokių durnių jungiasi? Nu tai, žodžiu, nu tai Tomas, ką žinau, vardas, pavardė, čia vardus pasakot, padėt dar pavardę, gal dar adresą, gal dar... Nu būtų gerai. Pomėga gal dar... Ant gatvės nevaikščia, kad mašina nenutrenktų. Darbą reikia daryti, o čia... Tai kad tu normaliai nepaaiškini, kad tu čia... Tu reikia savo laiką švaistai. Policininkams tereikia paprasto paaiškinimo, ką čia veikia ir pas ką atvažiavo, bet tai misija neįmanoma. Laukia taksi skabina. Ne, tai laukiu taksi gal atvažiuos. Aš man darbą reikia varyti, nespėjau. Atvažiavau, man pietus, šiuo metu noriu eiti, kur ką aš negaliu. Ai, okei. Atvažiavau pas draugą Deividą, kurio vardas. Pareigūnas prisiskambina Deividui, o gal Tomui. Ar su Tomu kalbu? Žiūrėkit, dabar norėjau pasiklausti Laukagalio gatvėje, ar jūs turite garažą savo? Kuo toliau, tuo kebliau. Paaiškėja, kad minimas bičiulis išvis neturi jokio garažo, kuriame ardomos mašinos. O garažą Jonavos mieste kažkur tai turit jūs, ar ne? Iš viso, ką neturit. Nu, čia iš Jonavos policijos patraukdėjus reagavimo skyrius. Mes čia susistabdėm vieną žmogelių, kuris nurodė, kad jūs čia garažą turit Laukagalio gatvėje.
Ir kad jisai pas jūs turi atėti dirbti. Garažas šiandien, garažas ten, o galiausiai jokio garažo. Draugas tas, kur numerį davai tavo? Taip, nu, Kur dirbi? Čia garažą mašinas tvarkot? Nu, jisai visur ten, kur reikia ten. Nu, bet jo čia garažas buvo, kur tu pas jį norėjai atėti. Jo, nu. Supratau. Tai Tai čia nėra jokio garažo. Aš su to kalbėjau, net neturi čia garažo, jokio muilina kaip turi būti. Įtarimai, kad jaunuolis čia trainiojasi tikrai nedarbo reikalais, pasitvirtina, tačiau lieka neaišku, ką jis čia veikia. Tai pasako, ką čia veikiai, arba važiuojame į komisariatą. Nes aš manau, tu būsi pavartojęs kažkokių medžiagų įdomesnių. Man irgi taip atrodo. Dėl to tau čia reikėjo pasislėpti už tų garažų. Ir dabar čia tiesiog pudrinam, švaistom vienas kito laiką. Viena versija tiesiog vartojo narkotinės medžiagas. Paskutinį kartą pas tave klausiu, ką čia veikiai. Ar važiuojame į gydymo? Laukiu toksai. Tai važiuojame į gydymo įstaigą, duosi šlapimą, į darbą pamirš šiandien. Nes man kyla įtarimas, aš turiu pakankamą pagrindą manyti, kad tu būsi vartojęs narkotinių medžiagų, dėl to čia tiek lakstėjai. Jo, siauriai vėžiai visiškai bus pavartojęs. Ką vartojai? Rūkai ar šnioji? Rūkai, žolė. Važiuojam tada. Duok telefoną man. Dar vienas žiedas į puokštę. Vaikinui skubiai reikalingas nedarbingumo pažymėjimas. Susitarti nesikaus? Irgi paskui. Nu, tai ką žinau, skambinti reikia. Kam? Biuletenį, kad kažkam nežinau. Tai tau biuletenio nereikia, tai tu gi nesergi. Nereikia, aš oficialiai dirbu. Kur tu oficialiai dirbi? Tai man dabar pietus buvo aš. Kur tu oficialiai dirbi? Dangų. Reikia čia dar gerai pasivaikščioti. Aš kažkaip jaučiu, kad čia bus išmetęs. Tu daug kur turėjai varyti, vieno vietoj pastovėk būtų malonu, tai tu tiesiai... Man išmokėjo dabar toksai reikės 2 kartus. Tiesiai šviesiai tada žiūrėk, ką veikiai, dėl ko čia buvo ir dėl ko bėgai. Sakau, laukiu draugo. Nėra draugo nebuvo ir tiesiog. Policininkų nuojauta kužda, kad sprukdamas garažų link pasakorius galėjo išmesti narkotikų. Tačiau apžiūrėjus vietovę, nieko rasti nepavyksta. Čia bus išmetęs. Čia bus išmetęs, kažkur išbrūžina. Tai užsidarom, paieškosim. Vis tiek faktas nesbėgo, tai bus kažkur išmetęs arba ant stogo, realiausias variantas. Užbėgus užmest ant stogo, tai čia nebėda. Gerai, žiūrėk, einam iki automobilio, tada pas mus atsisėsi, pasėdėsi. Tai dabar žiūrėk, arba bendradarbiavom ir pasakysi gražiuoju, ką čia veikiai, ką išmeti, ką padėjai. Turėjau padirbti. Kaip supratau, bendros kalbos nerasim. Dirbti, sakau, turėjau varyti dirbti ir žmogaus nėra, tai ką man daryti? Kažkur pametė kažkokią kortelę, iš vieno garažo išėjo, o atsidūrė visai kitur. Melas liejasi kaip upeliai pavasarį, o jaunuolis nesiliauja. Laikas klausyti pasakas baigėsi. Pareigūnai nusprendžia dar kartą kruopščiai patikrinti vietovę, ieškodami, ką galėjo išmesti vyriškis. Žiūrėk, atsisijęs dabar ir nusiausi batus, parodys, ar tikrai nieko nėra. Nusim batus. Sulaikytas įsodinamas į tarnybinį automobilį. Patikrinama, ar niekas nepaslėpta avalynėje. Mes jau nuimsim, tu ramiai sėdėk. Nėra? Einam, paieškosim. Pieva ir grioviai jau kelis kartus apžiūrėti. Dabar svarbiausia patikrinti, ar kažkas neužmesta ant stogo. Tauras, 3013. Čia ta vaikinuka, kur pasistabdė purtė, mes galimai turėjo narkotinių medžiagų, šiek tiek bėgo, kažkur išmetė, tai būsim užsiėmę, bandysim surasti. Kaip čia tą stogelį pasiekti, nes kopiečių neturime, ne mašinai. Vos užlipęs ant stogo, policininkas praneša apie radinį. Turim tašelę. Užfiksuojama radinio padėtis. Įdomu, koks krepšio turinys? Nedidelė rankinė grūsta prigrūsta pakuočių su galimai narkotinėmis medžiagomis. Jo, žalia? Pilna. Žalės? Apie situaciją informuojamas operatyvinės dalies budėtojas. 3013. Radam, kur užmetė pilietis savo tašelę, pilnas tašiukas žolės. Būsim užsiėmę, forminsim narkotinės medžiagas. Supratau. Dėl to jis čia ir bėga. Jo. Rankinė mažutėlė, gėrybių pilnutėlė. 25 ritinėlė su marihuana ir nemenkas skaičius pakuočių su baltos spalvos milteliais. 25 ritinėliai ir kažkokie milteliai. Piniginiai pinigų buvo ar ne? Daug. Kaip 260.
Viduj to futleriuko 25 folijos ritinėliai ir kažkiek susukta apie 10 maišelių su baltos spalvos sintetinė medžiaga, galimai narkotinė. Tavo. Viskas aišku. Kaip netikėta, sulaikytasis bando įsiginti, kad rasta rankinė ne jo. Jūs esate sulaikytas ir pristatytas į Klaipėdos gatvę 4, kadangi esate įtariamas nusikalstamos veikos padarimu. Dėl narkotinių medžiagų disponavimo neteisėtų. Na, čia jau toliau aiškinsimės tyrimo eigoje. Įtariamasis vedamas į policijos komisariatą ir bus uždarytas į areštinę. Pritaikius liaudies patarlę galima pasakyti 9 amatai, o 10 areštinė. Pirminiais duomenimis daug ir sunkiai dirbantis pilietis nuo pareigūnų bandė paslėpti marihuaną bei sintetinius narkotikus. O, čia dar miltukų kiek. Narkotikai suvinioti dozėmis ir įtariama buvo paruošti parduoti. Taip, balti miltukai. 1, 2. Čia žinai, kas bus gera. Sulaikytojo piniginėje apvali sumelė pinigų. Kupiūros smulkios, iš viso 455 eurai. Kai sunkiai dirbi, tai ir uždirbi. Kupiūros smulkios. Patikrinus informaciją paaiškėjo, jog pilietis pareigūnams vieno dalyko nemelavo. Iš tiesų yra garažas, tik jame ne mašinos ardomos, o laikomi narkotikai. Įtariamasis vežamas į vietą, bus renkami įkalčiai. Kuris raktas atrakink? Šitas tas. Neskubėk. Neskubėk dabar, čia daryti gražiai. Kur čia sakai yra, kad pažinėt? Žinau, aš gali būti, gal nereikia. Neskubėk. Gal nereikia kažkas nekalbėti. Tai sakyk, kur pasižiūrim ir viską. Kurie vietų yra, sakyk? Čia gal bus. Jeigu ten bus lygiai, tam turėtų būti lygiai, gal nesrukiau aš šiandien. Sulaikytasis prisipažįsta, kad garaže dar gali būti kvaišalų, tačiau konkrečios vietos nenurodo. Konkrečią vietą parodys ir kabutėse likučius suras tarnybinis šuo. Nuotaikai pakelti šeimininko dėmesys ir žaidimas, o tada darbai. Čia iš apačios nešė. Nes iš čia nešė. Gerai, jis geriau jaučiasi. 10 000 kartų. Šniukštinėjami visi kampai, kol galiausiai šuo apsistoja ties vieną vietą. Už spintelės gali būti narkotinių medžiagų. Atitraukus spintelę rastos kelios pakuotės su narkotinių medžiagų likučiais ir gumulas marihuanos. Žalė. Koks gramas, žinau. Ir likučių čia va visur, va. Čia likučių, ten likučių. Šiam ryškiai pačiam bevartojant užkrito. Turbūt ir pats panaršęs. Čia va maišukas pasprendžiamas. O pakuotė su galimai heroinu mėtosi tiesiog ant grindų. Kam nepasitaiko? Mišką kerti, skiedros lekia. Radiniai dedami į vokus, protokoluojami ir bus perduoti ekspertams ištirti. Ant viršutinės lentynos pastebimas plastikinis maišelis, o jame nemažas kiekis baltų miltelių. Aš sakau, kad turi tikrai dar būti kažko. Pareigūnai įtarė, kad čia ne heroinas, o pieno milteliai. Čia jo pieno milteliai. Juos nusikaltėliai maišo su heroinu, kad būtų didesnis kiekis ir pardavinėja gatvėse. Svarstyklėlės.
Patruliuodami Jonavos rajone pastebėjome asmenį, kuris iš pat pradžių nesukėlė įtarimų. Kalbėjo apie daromus darbus garažuose kažkur tai. Vyro atvažiavo pasimti taksi automobilis. Vyras nuėjo iki taksi automobilio ir staiga pradėjo bėgti. Pasivėjus vyrą, pastarasis teigė, jog pametė kažkur tai raktus, keistai pradėjo elgtis, blaškytis, atrodė įsitempęs, susinervavęs. Paklausus asmenį apie galimas narkotinės medžiagas, kadangi tai sukėlė įtarimo, nuo jos sklindantis specifinis kvapas, asmuo teigia, jog narkotinių medžiagų nevartoja, neturi prie savęs, tačiau jo elgesys toliau nesikeitė, buvo neadekvatus, blaškėsi, nervavosi, todėl buvo nuspręsta patikrinti vietą, kurioje jis prabėgo, tikrinant prieigas prie garažų, griovius melioracijos, niekur nebuvo rasta įtartinų daiktų. Įtarimą tai sukėlė, jog asmuo bėgdamas galėjo užmesti narkotinės medžiagas ant garažų stogų. Užlipus ant garažo masyvo, kolegai mane užkėlus, pastebėjau gulinčią juodos spalvos tašelę, prie kurios priėjus viduje radom 23 folijos paketėlių su galimai narkotinė medžiaga ir susuktą gniužulėlį, kuriame buvo 7 užspaudžiami maišeliai su baltos spalvos galimai narkotinė medžiaga. Kadangi pas asmenį taipogi radome piniginėje mažomis kupiūromis didelį kiekį pinigų, buvo pagrindas manyti, kad asmuo galbūt prekiauja narkotinėmis medžiagomis. Ko pasekoje atlikome kratą jo minėtame garaže. Atlikdami kratą garaže buvo panaudotas tarnybinis šuniukas. Tarnybinis šuniukas garaže parodė keletą vietų, kuriuose buvo rasta galimai narkotinė medžiaga, augalinės kilmės marihuana. Taipogi vienas permatoma polietileninis maišelis su viduje baltos spalvos milteliais, galimai sintetinės kilmės narkotinė medžiaga. Taipogi garaže buvo rasta priemonės skirtos rūkyti narkotinės medžiagas. Taip pat buvo rasta ir nemažai likučių nuo narkotinių medžiagų, galimai augalinės kilmės. Pieno milteliai buvo rasti viršutinėje lentynoje. Mes manom, kad pieno milteliai bus naudojami narkotinės medžiagos maišymui. Prie tų minėtų kolegos miltelių taip pat buvo ir svarstyklės, kurios skirtos sverti nedidelėms kiekiams gramatūrai. Šalia buvo ir folijos rulonėlis, iš kurio buvo vyniojama ir pakuojama į tą foliją narkotinės medžiagos. Asmuo sulaikytas. Jis iš pradžių neigė, bet vėliau prisipažino. Jo, asmuo buvo sulaikytas, nukreiptas į Kauno AVPK areštinę. Prieš išvežant asmenį į areštinę pats vyriškis parašė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog narkotinės medžiagas bėgdamas nuo policijos pareigūnų užmetė ant stogelio. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Gautas GMP dispečerinės iškvietimas, jog jie vyksta į eismo įvykį, kur nežinomas automobilis įvažiavo į medį, kurio vairuotojas galimai neblaivus. Prispaustų nėra, praneša pravažiuojantis. Ralis miško keliukais kompanijai vos nesibaigė tragedija. Medikų pagalbos šaukėsi nukentėjusieji. Tai kaip čia nematė? Tarkim, paigė atvažiavo iš karto. Įvykio vietoje jau dirba 2 medikų brigados. O žiūrėk, girlianda, viskas. Automobilis smarkiai sudaužytas, o salone šviečia girliandos. Panašu, kad po tokio smūgio tik kalėdų dvasia ir galėjo apsaugoti. Medikai apžiūri visus Honda važiavusius piliečius. Nukentėjusiems suteikia pirmą pagalbą. Nu, tai kas čia vairuotojas? Turim reikalų, mašinų polio pasidarė ten. Sveiki. Agi sakėt, baliavosit 2 dienas ir nevažiuosit niekur. Vis tiek reikėjo važiuoti. Pareigūnų užduotis išsiaiškinti, kas vairavo. Honda policininkai buvo pastebėję avarijos išvakarėse. Kompanija šventė prie ežero ir pareigūnams buvo prisižadėję niekur nevažiuoti. Kuris vairavo? Gaivyną. Šitas, kur va dabar tai greitoj? Girdėjai, aišku, kas vairavo, nusistatyti duomenis. Sakė viską. Sakė, tas, aha.
Šito dar užsirašyk tų duomenis. Kas vairavo, išsiaiškinti netruko. Gerai, žiūrėk, duosiu apžiūrėti dabar ton galiuką, papūsi, gerai? Bet reikės neperstojus 10 sekundžių. Įtrauk oro, kiek gali, apžiūrėk ir stipriai pūs dabar ramiai. Dar, nesustok, dar. Medikų automobilyje gulinčiam vairuotojui tikrinamas blaivumas. 2.15, matai. Nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Reiks po 15 minučių pakartoti, jau čia priemino reiks žiūrėti. Lemputės labai šiek salonį kaip gražiai šviečia. Nauji metai. Kalėdas. Oro pagražiai dar iššaudė. Ne tokia ir prasta mašinėlė. Jeigu suveikia. Greičiausiai oro pagalbės ir apsaugojo nuo tragiškų pasekmių. Farų operatorius pagal paliktas žymes nuspėja eismo įvykio eigą. Ten kelio atkarpa į tą pusę yra visiškai tiesi, bet žiūrint pagal ratų vėžės, tiesiog kelio atkarpoj sugebėjo kažkaip pasukti vairą į dešinį kelkraštį, užvažiuoti ant jo, tuomet įvažiuoti į mišką gerus 5 metrus, su priekiu kalti į, tikrai solidaus storio eglę ir jau tada automobilis po smūgio atšoko, apsisuko ant kelio ir liko stovėti štai šitaip. Tai pas medikus yra 3 žmonės, vienas iš jų prisipažįsta vairavęs. Automobilis suniaukotas nepataisomai. Nors žinant mūsų auksarankius, negalima garantuoti. Iš viso Honda važiavo 4 asmenys. Visiems reikia medikų pagalbos. Nukentėjusieji vežami į ligoninę. Vienas pareigūnas važiuoja draugė su medikais. Važiuoju, aš su jumis antrą putimą duosiu jam tenai, priims mane po to. Gydymo įstaigoje bus antrą kartą patikrintas vairuotojo blaivumas. Kai protą aptemdo promilės, iki tragedijos vienas žingsnis. Kokias aplinkybės pavyko išsiaiškinti atvykus, kokią situaciją radom ir panašiai. Kol kas aišku tiek, kad važiavo 4 asmenys. Nustatyta, kad vieną pagal liudytojų parodymus ir paties prisipažinimo išsiaiškinom vairuotoją. Vairuotojas pripūtė virš 2 promilių. Dabar visi asmenys išvežti į priėmimo skyrių ligoninėje išsamesnėje apžiūrai. Forminsime eismo įvykį. Mašinai uždarysime aikštelę, o dėl įvykio bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnams apžiūrint avarijos vietą ir forminant įvykį, pagalbos prašo medikai. Neramus jaunuolis. Vienas iš Hondos keleivių sumanė pašaudinti greitosios komandą. Kokios problemos? Aš kalbėsiu ir nieko nebesakau. Bet medikai sako kitaip, kad šaudini čia visus. Jeigu šitaip vyksta, tai sakau iš mašinų. Aš tavęs atsiprašau. Kada jau pareigūnai ateina? O kas vyksta visą laiką, aš negaliu apžiūrėti net žmonių per tada normaliai. Nei žodžio nepasakysiu, gerai? Atsiprašau. Žiūrėk, tai jau atsiprašyk, manęsgi nereikia atsiprašinėti. Greitoji atvažiavo, taigi tau pagalbą noriu suteikti. A jeigu, matai, sako, elgsies negražiai, tai važiuosi pas mus tada. Nugi pats nenori tikrai pas mus važiuoti. Tai va, tai sakau, žiūrėk, bendradarbiauk su medikais, nešaudink, nuvažiuos, apžiūrės atpriėmimą ir paleis namogi, viskas. Viskas, va, svarbiausia jiem nebetrukdyk dirbti gerai. Policininko pastabos padeda vyriškiui susivokti situacijoje ir jis apsiramina. 198. Iš ligoninės pareigūnui skambina kolega ir praneša, kad antrą kartą Hondos vairuotojas įpučia kiek mažiau, bet baudžiamosios atsakomybės išvengti nepavyks. Kokį girtumą antrų putimų ligoninį kolega nustatė? Antrų putimų mažesnis putimas 1,98 promilės. Bet vis dar baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Mašina aikštė.